nuoširdžiai, žinokit, pasakysiu nuoširdžiai. Tokios karuskės nesudaręs. 3 pratimai jo, 5-6 dar nedariau, tai bus ir man kažkas naujo. O 7-8, kaip daisim kitą lygį. Ko reikia, kad progresuoti, kad auginti raumenis? Daugiausiai yra duodama šoko, didinant svorį progresyviai kiekvieną savaitę, keliant vis daugiau ir daugiau. Taip. Bet yra daug kitų metodikų, metodologijų, principų ir technikų, būtent kaip dar kitaip įmanoma auginti raumenis, gerinti, gražinti kūną. 5 valandą treniruotės, kardio, ateinu papusryčiauju, pamiegu, atsikeliu, pavalgau, 11 valandą treniruotė, grįžtu, pamiegu, pavalgau, paspaudinėjau telefoną, pamiegu, pavalgau, 7 valandą treniruotė, 8 metai, 6 kartai, mityba tokia. Jokių darbų, profesionalus atsidavimas sportui. Sveiki, bičiuliai, grįžtam į antrąją mūsų 50 jubiliejinę laidos dalį. Jo. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjote pirmąją ir labai didelis, kad laikai ir komentarai teisingi. Tai laukite iš tos laidos ir mes turime būtent treniruoti šiandieną. Deividas sugalvojo, aš kaip vadinu, žaidimų aikštelę. Sakė, bet mes ją žaisim. Jo. Sakė, bus hardcore'inė treniruotė, ne? Pradėsim pamažu ir... Paaiškink mūsų treniruotės pečiai, jeigu atsimenat šiandien pečius jo. Paaiškink mūsų treniruotės metodiką, stilistiką. Mes darom pečių treniruotę high intensity būdu, statinių dinamikų būdu. Tai yra bandysim paveikti visus muscle fibers, visas raumenų grupės, skaidulas, būtent lėtasias, greitasias su įvairiais pratimais. Pirmoji dalis pratimo treniruotės bus giant set, tai bus 5-6 pratimai, einant vienas po kito, be pertraukos, po 10 pakartojimų. Tai gausis 6 pratimai ratu, po 10 pakartojimų. Bet po ratelio bus pertrauka ar nebus? Po ratelio, su kratelį, po to bus pertraukėlė, po ratelio. Po to 3 setai tokie būtent, tų 6 pratimų kombinacijos. Visam šitam, pažiūrėkit, reikia iš tikrųjų labai nedaug vietos. Visi sako, užėma pusę salės. 5-3, ne maždaug? Tai yra, Simone, 1 pratimas, 2 pratimas, 3, 4, 5. Dar galima su visokiai variacija, sugalvoti kitų, su soliuku. Jeigu aplinkui yra crossoveriai, suvedimai kažkokie, galima visų papildomų pratimų. Tai nuo 5 iki 6-7 pratimų gali būti vienam giant set'e, ne? Po to palisėsim truputį ilgiau ir darysim 3 pratimų supersetą, irgi vienas sekantis po kito, kuriuos jūs pamatysite kiek vėliau ir mes paaiškinsime taip pat. Pradedam. Davai. Nuoširdžiai, žinokit, pasakysiu nuoširdžiai. Tokios karuskės nesudaręs. 3 pratimai jo, 5-6 dar nedariau, tai bus ir man kažkas naujo. O 7-8, kaip daisim kitą lygį. Kojas. Kojas iš tikrųjų padarysim galbūt, kad nors vėliau turiu žiaurių treniruočių. Šiaip Deivis norėjo kojas daryti šitą trefkę, bet kadangi... Bet jam skauda. Aš dar, šiaip man skauda, aš užvakar dariau stipriai kojas. Man irgi skauda žiauriai. Tai sakau, davai... Kažką parodyti įdomaus būtų labai smagu. Jo, nes gautųsi, matai, jeigu kojas darytume dabar, su skaudančiu, tai čia mes padarytume po 2 pratimus. Kojų treniruotę mes padarysime kitame mieste, kitoje sporto salėje. Aš į Kauną kviečiuosi. Ir su kitais svečiais kartu. Į Kauną kviečiuosi. Padarysime grupinę čempionatą treniruotę. Ką darysim, važiuosim pas Tomą Kodelį į Atom Gymą. Ten yra... O jis mėgsta kojas varyti. Ten labai staklių yra gerų. Gerai. Visio. Vartam. Važiuojam. Tai pradedam nuo mosti šonus. Truputį užlaikymą viršui. Kad visą laiką akcentuoti viršutinę dalį pečių. Kur žmonės iš tikrųjų kartais praranda koncentraciją. 10 pakartojimų. Pirmas pratimas. Labai gerai, kai žmonės žino techniką, kaip atlikti, tai galima laisvaliai dirbti. 2 pratimas, hantelių spaudimas į viršų. Truputį kampą atlošiam atgal, kad neapkrauti tiek daug alkūnių, nereikia tiek daug išsukti. Pabandom daryti truputį statinių dinaminių būdų, nuleidžiant į apačią, pradedant lėtai kelti viršų ir tada su pauze viršuje. Iš tikrųjų vėl apkraunamas kitos skaidulas. Ir tas neforsavimas, nenaudojimas inercijos, va šitoje vietoje, būtent čia dabar, į viršų yra labai svarbu kelti būtent iš raumens, ne iš sausilės, būtent iš tos pristeigimo vietos. Labai gerai. Tai vėlgi 10 pakartojimų, 2 pratimas, 3 pratimas disko,
kėlimas į priekį, iki akių lygio. Truputį pasukam diską Viršui. taip ir laikom taip. O taip, gerai. Noriu dar sužaisti, galima padaryti. Koncentracija 100% būtų viršuje, aukščiau, mojam. Dar kartą. Gerai. Persim prie spaudimo. Čia mačiau, kad siauriau darai. Tiesiog savo patogiau būdu. Vis tiek kažkiek kitokia treniruoklė reikia priprasti. Yra darimas pilna amplitudė ar kiek mažesnė amplitudė ir galimas iš tikrųjų dabar per karjerą kiek parodė iš tikrųjų trumpesnė amplitudė, darote ir vėl į apačią. Būtent amplitudė ne iki viršaus. Labai gerai. Būtent labiau akcentuoja raumenį, ne tiek apkrauna sąnarius. Gerai. Čia bus žudikas džentas. Diskų kėlimas prie šonų. Keli tik alkūnę. Vis. Tai va, diskas slenka pagal kūną. Prie šonų jau, ne? Taip. O su alkūnė, trapėsė labai mažai įsijungia, realiai dirbate pečiai. Trapėsė tik tais, koncentruojasi pačiam viršuje. Galim biškutį, ne, rankas sumesti į priekį. Galim palinkti į priekį. Vėlgi bus kita pečio dalis. Liuks. Gerai, paskutinis. Paskutinis bus štangos kėlimas į priekį. Labai svarbu pasirinkti visus šitos pratimus. Pasirinkti tinkamą svorį, kad padaryti būtent 10 pakartojimų. Nedaugiau, ne mažiau, nes mūsų būtent metodika yra. Čia dėvis siauriau, ne? Ne, plačiau. Na taip. Atsilošiam, kad per daug nemoti, neapkrauti per daug juosmens. Taip. Labai geras pratimas, izoliuotas pratimas. Nejuda kūnas, juda tik tai pečio, ne? Sąnarys, raumuo. Alkūnė irgi kiek sulenkta, neapkraunama. Padėsi dar biškutį paskutinius. Biškutį, kad padaryti būtent iki galą. Liuks. Tai va. Pirmas ratas, dar 2. Ir bus viena dalis animacijos padaryta. 3? 3. Kokia turėtų ilgio būti pertraukėlė tarp tokio ratuko? Nu, iš tikrųjų, aš jau turėjau atsigaut, kol tu darė, ne? O, jo. Tai va. Gerai. Logiška. Dirbam. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me Matas with net raumo, kaip pilnėje, pilnas kraujo. Nestok. Greičiau. a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Gerai. Šitam, kadangi pas tave priekinė dalis daugiau yra, ne, išsivysiusi, daugiau dirbent jos, mes pabandysim hitinti visą šią dalį tarp galo ir tarp vidurio, tarp priekio, žodžiu, va šitą. Tai va, žiūrim, kad būtent kelk alkūnę aukščiau. Kad būtent amplitudė paimti pat aukščios, iki pat viršaus, ne, nuo pradžios. Tai reikia kažkiek jungti ir trapecijų, bet tik tais viršuje, kai užkeliant. Gerai darant su partneriu yra visą laiką padeda padaryti kaip dvigubą užkelimą, koncentraciją viršuje, ne? Op. Ne? Jeigu reikia, galima padėti kažkiek nuo pradžių. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking Padedam ir nepilnus, darom greičiau. Davai, kvėpuok. Dar. Davai, liuks. Aš. Well done. Kol darom perėjimą prie kito superseto. Tai tiesiog mes kalbam, kad ko reikia, kad progresuoti, kad auginti raumenis. Kiek anksčiau būdavo,
visi šitie kultūristai, ne? Old Visi school. old school, progressive overload, ne? Būtent, kad greičiausiai taip, daugiausiai yra duodama šoko, didinant svorį progresyviai kiekvieną savaitę, ne? Keliant vis daugiau ir daugiau, pažeidžiant kuo labiau raumenį, pamaitinant kuo geriau raumenį ir taip augant, ne? Būtent tokia reakcija būtų organizmo. Bet yra daug kitų metodikų, metodologijų, ne? Principų ir technikų, būtent kaip dar kitaip įmanoma auginti raumenis, gerinti, gražinti kūną. Visą šitą skaidulyną, separaciją, tai galima daryti trumpesnės pertraukas, galima daryti lėčiau, galima daryti greičiau, galima daryti su pauze, galima daryti didinant svorį, galima vieną pratimą daryti mažinant svorį, galima daryti supersetus, galima daryti compound setus. Compound setai? Compound setas, jeigu darome pavyzdys, kojų tęsimas 30 pakartojimų ir jam daryti leg presą su 404 pakartojimus kartu. Tai yra, kai tu ateini, kaip tu jo apšyli kojas, kai tu privarai viso to kraujo aplink sąnarius, jau viskas yra stabilu, tai nedaryti didelį svorį. Vėlgi, tu nebereikės gal tų 400, tai užteks 250, nes tau bus po tų 30 pakartojimų till failure 30. Ne, tu būtų 30, tasme. Kaip yra sakom, kad užtenka 2 darbinių priėjimų, bet man kartais teikia 7, kad aš daičiau tų darbinių. Taip, faktas. Tai kaip gali parašyti žmogui programą, ne? Tai jam reikia sumai išaiškinti, kad tie darbiniai yra, tai yra till failure. Tai yra, jeigu parašyta 10, tai reiškia, tai yra 10, ne daugiau 10, ne mažiau 10, būtent daiti kitą svorį. Kaip reikėjo daiti, man reikėjo pradėti su 6 kg, 7, 8, 9, 10, 11, 12, žiūrėsiu 16, galiu padaryti tik 10 kartų. Viskas. Tai su to darau 2 kartus iki negalėjimo, ne? Tai dažniausiai visi tas ir bus svoris. Tai būtent atsirinkti tinkamą svorį ir klausyti trenerių, išsirinkti, sakau, kaip sakoma, tinkamą jums trenerį, su kuriuo jūs bendraujate, su kuriuo tinka, žinai, ta energetika, aura, kurios žinios jūs tenkina, yra svarbiausias dalykas. O žinių bagažas, kuris išlaiko jūs sveikus ir jums išeina sportuoti progresyviai pagal jūsų gyvenimo būdą, darbus, ritmą, ne, gyvenimo santykius, tai nėra lengva kiekvienam, bet tai yra įmanomas derinti, bet nėra lengva. Tai kas sugeba iš tikrųjų valio ir sveikintina vesti tokį gyvenimo būdą, kad tu gali turėti balansą gyvenime, gali išeiti, gali valgyti šašlyko, kai nori, keptos duonos, kai nori, išgerti kažkokio gėrimo, kada nori, bet tu laikaisi režimo kitomis dienomis, tu surinki tą baltymų kiekį, surinki giliavandenis, irgi suprantama, kad tai yra matematika, tai iš tikrųjų. Šitas sportas yra viskas skaičiuojama. Galbūt kažkiek tas medžiagų apykitą mes dar negalim pagauti, kaip pas kažką yra, bet vis tiek yra tai baziniai, fundamentalūs tos žinios, kurios iš tikrųjų pakanka su geru gidu, mentoriumi gyvenime judėti pirmin. Klausimas nuo mano visų žiūrovų, nuo lietuvaičių mūsų brangių. Jeigu kažkas norėtų tave kreiptis kaip į trenerį, apsimtum? Aš su kiekvienu dirbu individualiai, iš tikrųjų dabar kol kas esu Lietuvoje, tai kurį laiką pabūsiu čia dėl šeimyninių aplinkybių. Tai jo, kas nori gali kreiptis, geras pendatų. Tai bičiuliai, įmetu Instagramą, to gal ar šitą negeriau? Galima Instagramą. Jo, tai įmetu nuorodą Davido Instagramos ir tada drąsiai galite brūkšti tiesiai, sakykime, žiūrėjau laidas, papildystų žiauriai patiko, noriu, kad man būtų mano gyvenimo gidas. Gerai? Jo, ne palidovas, bet gidas. Nu, jeigu esi tu, šviesiaplaugi. Aš jau radau savo palidovį. Varom sportuoti, nes jau atvėst pradame, nes? Kitai kojų treniruoti tokį biškį namioką. Iš tikrųjų, kiek Dubajuje ten sportavęs irgi, buvo pusę metų dabar, yra įvairių treniruoklių, ne? Ten džimiai, panatai ir panašiai. Tai kas didžiausia tokį davė stimulą ir progresyvus darbas, kaip pas jūs vyksta, tiek detalizacija, kad visi krūtiniai spaudimai, kojų tupimai, ne? Aš darai kojų tupimą, įlendi į mašiną ir darai, tai eina, svarmenis dedasi čia, čia ir čia. 3 aukštai. Taip, vienas svarmuo, tai yra šitoj vietoj, ne? Tai kiek tau reikia. Kitas svarmuo yra čia, o trečias jau yra koncentracija. Tai jeigu tau reikia iš čia lengviau išsumti. Mašiną gali pravaryti 3 dalis ir būtent kur tau reikia, labiau išstoti reikia, ar tau reikia nusileisti, išstoti lengviau, bet tada sunkėti, gaunasi kaip vietoj gumo, ne? Tas pats krūtiniai spaudi, tai tu nori, jeigu tau čia raumo didelis, tau reikia, ne? Vidurio. Tai tu ant to pirmo didi, lengvai spaudėsi, jau nuo antro tau sunkėja ir trečias sunkiai gaunasi tau suvedinėti. Gaunasi kaip ant resistant bands, žinai? Tai iš tikrųjų resistant bands iš vis patarčiau visiems naudoti ar apskritai treniruoti po vieną ranką, po vieną koją ir kiek įmanoma pratimų, izoliuotų. Negi tų pačių bazinių su hanteriu, ne kažkokiu, ar su štanga.
Tai yra daug geriau, nes iš tikrųjų kiekvienas kūnas turi tą kažkokį disbalansą pas mus ir kelti dviem rankom ar spausti dviem kojom iš tikrųjų labai yra neefektyvu. Okay. Nes viena koja kažkiek centimetrų ilgesnė, kita pėda kažkaip, pas jūs turi kažkiek stuburas susuktas, ne, kažkoks pečių juostas, ne, kažkaip vat, reikėtų atskirai darant. Tai yra daugiau laiko užtrunka, bet yra žymiai efektyviau. Jo, girdėjęs apie šitą progresą, kad galim taip pat ir kojas išdidinėti, po vieną legpresas daryti. Iš tikrųjų, aš būčiau už tai, turint laiko, kas profesionaliai sportuoja. Trefkė jau gausi. Gaunasi ilgiau, bet ko mums reikia? Mums reikia realiai tik duoti stimulą, būtent su ta pasirinkama technika, ne? Pasirinkama metodika. Raumenį. Gerai, pečiai mūsų toliau. Darom. Tai darysim supersetas, teisingai? Jo. Mums reikia hanteliukų mažiukų, taip? Aš žinot nešiu. Kiek kilogramų? Po 2? Jo, porą kilogramų. Ką? Porą kilogramų. Užteks, 2. Vėl suksimės, taip pat tu praeisi ratuką, aš ratuką? Jo. Gerai. Dėvi padėsi, nepanešu. Gerai, 3 pratimai. Pirmas pratimas, hantelių, tiesiomis rankomis laikymas. Tiesiog. Paprasta. Easy, simple. Antras pratimas, military press, štangas spaudimas, ne? Laisvos štangos spaudimas. Ir kitas iš tikrųjų, kad mums dar daugiau, ne, atakuoti šitas delta šonės, mes dar padarysim mostus, bet padarysim jas greitai. Ne? Tai yra, jau ten darim lėtai, čia iš vis laikysim, labai bus lėtai, čia darysim su didesniu svoriu, ne, kur nereikia 10 pakartum daryti, ir darysim greitai, ne? Savo užsimojimą jau ką reikia dar padėti, be skaičius, ne? Damušimas toks jau visiškai. Jo. Tai va, pradedam. Svoris pasirinkamas pagal jūs, progresyviai, aišku, didinant, ne? Ir tiesiog stabilus laikymas. Vargu nebelis to pratimo. Jaučiasi biškit raumelis, bet iš tikrųjų kaip, ne? Visiškai skirtingai dirba raumuo. Tu nedarai, tau tiesiog reikia laikyti, ne? Tai yra, kiek dirba visiškai tos kailos, ne? Jį darai lėtai, greitai, su pauzėm. Turėsi kaip paimas, ne? Galima nebiškai palenkti, jeigu norit mažiau apkrauti alkūnes, ne? Galima, pažiūrėjau, šitą aš jaučiu. Palengvės biškai kaip. Jaučiu. Kažkiek tu daugiau apsikrauna, žinai, bet tas pečiai tai labai galima kažkiek pareguliuoti, ne? Galima atgal, į priekį. Ne? Aš labiau norėčiau, kad būtent izoliuoti, ne? Kaklą, trapeciją ir... Jeigu jau trapeciją jausi, kai junginė, reiškia... Nu, reikėtų mažiau. Military press. Darysim nuo čia. Ir trečias pratimukas. Mostai į šonus. Būtent greitesniu tempu. Jau ir užsimojimo jau ką galim. Šitoks. Zamušimui. Po pertraukos tikrai fainas pratimukas, setukas. Tavo, reikėtų truputį palduoti tavo, ne, kaklą? Ant kūnės. Nežinau, biškį tiesiau. O. Taip, sunkiau. Tai mums nereikia labai ten laikyti, net po 2 minutės. Mes norim būtent įtakuoti ne vieną ar kitą kampą, ne? Biškį gali, pažiūrėjau, palinkti priekį, ne? Arba biškį pasilenkti prie, sakykime, ne, būtų visai kitaip. Nu, nebuvo lengva daryti. Po šito pratimo būtent perėti ant spaudimo. Ir labai iš tikrųjų reiktų pasirinkti tą svorį, žinai, tinkamą. Jau... Gal reiktų... Ne, tai pabandau kaip tik tokį biškį didesnį, ne? Pramušti. Geriau aš padėsiu, bet padaryti, žinai, 6 pakartojimus. Pats tas. Ajo. Nice.
Davai. Švarvalis, važiuom. Dar vieną. Liuks. Gerai, dėkam. Ačiū. Ir paskutinis. Didesniu tempu. Greičiau. Dirbu. Greičiau. Didinam. Davai. Davai. Dar. Nesustok kvepu. Davai. Čia tu pavargsi to daugiau negu aš. Šaunuolis. 3 pratimukai, 2 serijos, ratu, polisas, 2-3 minutės ir dar keletą tokių pratimukų į tarpą. Kiek čia suksim? 3? 2 kartus. Dar iš jūsų 2. Dar vieną. Pratimas, ne? Geriausia iš tikrųjų daryti prie skoto soliuko, ne? Nes soliukas yra viršuje, ne? Tu atsisėdi žemai, tau reikia tiesiog perkelti, ne? Tai kaip pavyzdys, bet aš po to pritūpsiu, aš tau būsiu. Ir rotacinis pratimas. Jo, bičiuliai, jeigu, ką Deivis pasakė, kad jeigu yra skoto suolas salytį, tai va tiesiog per jį pervažiuot. Nusileidžiat ant pačio žemiausio. Jis bus vis tiek kažkiek, ne? Tokio aukščio. Jo. Tai va, įsivaizduok dabar taip. Tu gal biškį toliau atsitrauk, nes man rokas. Ne per daug aukštai. Akių lygi. Aukščiau biškutė. O, tai. Iš tikrųjų dirba. Visos kailos kitaip jos susitraukia, susispaudžia. Kiek pakartojimų Deivis darom? O kiek gali? Tu failur. Always, baby. Always. Esu. Geras pratimas. Įtraukite savo treniruotę. Nepasigailėsit. Dirbkite su periodizacija kažkokia. 2-3 savaitės išlaikykite tos pačius pratimus, kad pažiūrėtumėte, ar jie jums veikia, ar raumuo pildosi. Kažkaip tas, ne? Jo. Vis tiek matos jau po kiekvienos treniruotės, jeigu su gera mityba, su tinkamu mikroelementu, ne, kiekio, ne? Mikro, makro. Yra kalis, yra druska, ne? Kas geriausia prieš treniruotę? Man geriausia kiaušinis su druska ir batonu, ne? Dėl ko nes yra greiti angliavandenį, yra balta duona, yra kalis, ne? Yra potasiumas, žinai, Kalis natris. Kiaušinis ir natris yra druska. Ir gaunasi sodium potasium pampas su nemažai vandens, gal kažkiek mineralizuota ar kažkokia, jeigu tinka, su tinkamom medžiagom, kad tas insulino spaikas nuneštų viską, žinai, medžiagas į tinkamą vietą. Tai tikriausiai reiktų druskus nepagalėti, ne? O, nepagalėti. O iš tikrųjų, kas sportuoja tikrai. Jeigu stabiliai vartojant druską, jau po 3 dienų iš tikrųjų tas, žinai, lygis išlieka vienodas, vyksta hemostazė, tai tikrai reikalinga. Gerai. Dar kažką, Deivi, darysim? Galinė delta. Tai realiai šitą pratimą tiesiog norėjom parodyti, kad galite jungti visą laikį savo programą. Dar prie to pačio klausimas. Galinė delta iš tikrųjų visiems reikia nepamiršti arba nuo jos netgi pradėti. Aš labiausiai mėgstu, kai darau tam tikrus pratimus, aš mėgstu pradėti, pavyzdžiui, nuo galinės deltos, užpumpuoju pirmą galinę deltą, arba darau pirmą 3 priėjimus galinį deltą ir pradedu daryti spaudimą. Tada tiesiu darant galinę deltą į tuos tarpus ir darau kitus pratimus, bet galinė delta vis eina stovi palaikai. Pailsėjant. Tai taip pat Kūno kultūros akademijai, kiek mūsų dėstytojas, mūsų buvęs prezidentas Romas Kairaitis iš tikrųjų mokino, kad pavyzdžiui po tam tikro pratimo, kad geriau pailsėtų raumuo yra daryti kitą raumenų grupę, kitą pratimą su labai mažesniu svoriu ir mažesnė, žinai, koncentracija tokia, kokia turėtų būti. Kaip, pavyzdžiui, mes darėm spaudimą, ne, kažkokį su dideliu svoriu. Taip. Tai mes galim daryti galinę deltą, kaip pavyzdys, kas antrą į tarpus setą su kažkokiu 50% svoriu, su 15 pakartojimų ir vis palaikyti kraujo, nes mums reikia, ne, kraujo į galinę deltą ir mes vis tęsim pratimus, darom jumos, vis darom galinę deltą, darom spaudimą, vis darom galinę deltą ir vis jie darom, beveik visą galim treniruoti, daryti galinę deltą, beveik 10 setų į tuos tarpus, kol darom kitus pratimus. Kodėl ne? Kur parašyti tokie sportuoti, ne? Tas turi atrasti savo.
Ir plus pas visus labai atsilieka, iš tikrųjų visas galas yra. Galinė delta, dvi galvis, visas šitas galas mes labiau mėgsime, nes atsime priekį, dar žmogaus organizmas plus kuprinasi, tai reiktų neužmiršti išlaikyti proporciją. Kokį pratimą darysim galui? Tiesiog flies, butter. Paprasčiausia, aš manau. Izoliuotas pratimas, galima daryti po vieną ranką, galima daryti su dviem, su užlaikymu, su pauze. Tai... Gal ką nors įdomesnio parodom? Kaip pasakyti, nu, galim rodyti įdomesnį, galim kurti, žinai, tipo iš BMX dviračio ratą galim kurti tą didelį ratą, žinai. Nu, galim parodyti iš tikrųjų senovišką tą pratimą, labai geras pratimas, keliantis nėra lengvas. Galim padaryti. Na gerai, šitą daręs. Čia Rimo mėgstamiausias. Visgi, bet pats efektas, kad gan išsijungia kiti raumenis ir dirbama ant galinės deltos. Susireguliuojamas svoris, balansas, ne? Svorio. Ir va, labai puikiai galinė delta dirba, labai mažai įsijungia trapecija, kas tavo atveju labai gerai, nes didelis trapecijos raumenis. Jeigu ką gali draugas laiką palaikyti, ne? Trapecijai atjungti, ranką. Galim truputį dar užmesti. Va. Iš tikrųjų, dirbant kartu, nes to, galima labai izoliuotai padaryti grinai šitą raumens dalį, kurį reikia. Iškiai užmesti aukščiau, nes to. Dar. Tokia technika būtent, kai vieną raumens ir kūno judesį mes suspaudžiam ir neleidžiam, pavyzdžiui, kilti trapecijai, arba neleidžiam rotuotis, tai labai izoliuoja. Labai daug kraujo pribėga. Dirbant su kažkom galima, ne, prilaikyti, tai žmogus dar laisvai atsiremti. Ranką mes bandysim užsukti va taip. Giliau nuleis. Ištemk, va taip. Dar, ištemk. Nesustok. Temk, dar, nesustok. Temk. Ištemk pilnai. Temk į apačią. Liuks, dar. Ir tau reikėtų šitą pratimą, bet tu truputį leidai. Ir pas trapecija ir taip labai didelė yra. Tai pavyzdys, kai tu tą darai, labai tau tinka, tada, kai jis tau kažką gali atsiremti, tu gali pilnai atsiremti, gali muoti tada, bet tau reikia nuleisti. Ištraukti. Tu taip keli? Tai reikia. Aha. Na taip, ne? Kaip pavyzdys, jeigu darytum ne taip kelti, na taip. Aš dėl to dažniausiai renkuosi, aš taip daryti į suolą galvą įsiremiu. Bet šitas tau labai tinka, nes tu vis tiek pažiūrėk savo trapeciją, tu ant tiek hitinį trapeciją, o čia aš taip prispaudžiu, kur taip keli, aš tau užspaudžiu trapeciją, o tavo trapecija yra, čia petys, tada. Aš užspaudžiu, nejudas, neįmanoma judėti. Aš užgulsiu svoriu, o šitą ranką aš reguliuoju. Ar reikia taip kelti, ar taip kelti? Gerai, kai turi antrą žmogų, kas gali daryti, jeigu vienas sportuojam, tai aišku. Tada renkėsi kitus pratimus. Kur pats, kad įsiliuotum. Darbas su partneriu yra geresnis, nors aš gyvenimo partneriu nelabai turėsiu. Aš laiką vieną. Bet su partneriu yra visai kitas darbas. Paskutinius 8 metus, apskritai aš. Nors sportuodam kažkas kažkur salį, aš sausinėm vieną sportuodavau, viską pats darydavau. Ir 8 metus, 6 kartus per dieną karštą maistą savo gamindavausi. Niekada sirčiaušių nevalgydavau. Karštas valgai. Karštas valgai. Skirtingai liavadeniai, skirtingos mėsos, skirtingas receptūras. Bet jeigu salėje gyveni, tai... Negyvenu. 5 valandą treniruotės, kardio, ateinu papusryčiauju, pamiegu, atsikeliu, pavalgau, 11 valandą treniruotė, grįžtu, pamiegu, pavalgau, paspaudinėjau telefoną, pamiegu, pavalgau, 7 valandą treniruotė. 8 metai, 6 kartai mityba tokia. Jokių darbų, profesionalus atsidavimas sportui. Tokie rezultatai nėra pasiekiami. Tai dėl to aš turiu kalbėjau, kad susistrategavęs, turėjau iki to viską, kai reikia keliauti. Ir taip, tas yra profesionalus. Tu gyveni tame. Tasme, aš gaminu visus maistus savo. Skirtingą receptūrą. Karštą, tik tai maistą. Niekada nepašiltą. Namie aš sėdžiu, mėgau. Tasme, valgau. Važiuoju, aš važiuoju grįžti namo pavalgyti. Ir gaminuosi iš karto, nepašildytas. Ne kartais, žinai, tam por gali pasišildyti, ten, žinai, taip kaip lovą pasidaryti, ne kažkokie.
Bet aš kalbu, jeigu kalbam būtent tą profesionalumą, kad žmonės suprastų, tas kiek turėtų į to dėti. Valyti karštą maistą, valyti pašiltą maistą, ar valyti šaltą maistą, yra 3 skirtingi dalykai, tas yra viršymas sistema ir pasisavimas kitas. Nekalba, ne? Jeigu šiltas maistas bus negerai? Man jeigu, sako, tie kremai, sako, veikia, neveikia. Sako, man 1% jeigu veikia, aš jų naudosiu. O ne taip, aš 1% bus aukščiau už visus. Nu jau. Dar aš. Ar vartosi klą? Vartosi mega, tai vartosi. Ar vartosi vitaminą D skirai? Ar lašiukas kaip kūdikis, vandens pagrindu? Ar tabletėm per skrandį? Tas, nežinai, poliežu. Tas yra daug skirtingų tokių, ne, dalykų. Valomėjus, sakė, ne, ten, apple cider vinegar, panašiai, juk yra rusų visokios, ne, medicinos, tai yra, prieš kiekvieną maistą. Tyrimai pastovas. Mikrofloras, bijo. Aš girdau, apple cider vinegar pats naudoj? Naudodavau, jo. Man iš tikrųjų, paprastai rauginti kopūstai, ne, rauginti agurkai yra vienas pagrindinių iš tikrųjų tokių, ne, maistų, kurie išlaiko tą visą gut health. Yeah. Ir tom iš tikrųjų pagrindą, ne, pagamintas tų rūgščių, ne, pagrindą iš tikrųjų išlaikyti šitą visą mikroflorą balansą. Ir tai yra, kas turit kažkokį blogą viršinimą, tikrų raugintų kopūstų nusipirkit, kaip pavyzdys. Jokiais, bet pamatysit, kaip vis tai veikia. Okay. Dar kažką daužom? Aš manau, ne. Ar jau šiandien mums pakanka? Iš tikrųjų parodėm tos 2 pratimus tokius įdomesnius, kuriuos galima šiaip įdėti tokius, kad jie visiškai yra galima įjungti jūsų treniruočių programą, ne? Tai yra tas toksai su rotacija, ne? Milosaris vienas pagrindinių mėgstamiausių pratimų. Yra klasikinis, ne? Vienos rankos galinės deltos kelimas. O šiaip parodėm giant setą vieną, kuris labai tinka. Ir parodėm super setą iš 3 pratimų, kuris, sakykime, yra visiškai tokia treniruočių dalis. Ir matai, kaip neapkraunat, dar turite būti gerai pavalgęs, pailsėjęs, kad dar atitempti. Arba labai pasirinkti tinkamą svorį, kas yra svarbiausia. Nepasirinksima svorę, tada pradedi šokinėti, biškai nori pasirodyti, kad daugiau keli, bet iš jų tu nepakeli. Tai reiškia, tai reikia tau susistrateguoti taip, kad efektyviai sportuoti. Nu tai jo, kad susižinot save, žinai, pažinti. Vis stikom pirmą dieną, žinai, tai irgi susirasti tokį dar bendrą svorį. Tau po kelionės. Man irgi savo 2 sumuštinius, žinai, su kiaušiniu tik tais batonte valgys, tai, nu, čia, žinai, nes sportas dar. Na, bet pabiškai, visi įsivažiuojam. Tai va. Ok. Pabaigai klausimas, kurį aš labai mėgstu užduoti visais, kurios kartu sportuojame, darom laidas, tai pirmiausia, kas į galvą tau šauna, jeigu pasirinktum gyvūno to temą, kas būtum? Aš? Dramblys. Dramblys. Geras, dramblių neturėjom. Daidas Dubinas dramblys. Linkėjimą būtinai perduoti mūsų žiūrovams. Nuo savęs. Linkėjimai visiems. Būkite tikri. Išlikit savimi, stengtis vis tiek visada būti geresnė savo versija, progresuoti ir neužmirškit, nuo ko pradėjot ir kur dabar esat. Visiems linkėjimai. O aš sakau didelis ačiū, kad žiūrite. Būtinai, kas to nepadarėt, paspauskite subscribe, followinti kanalą, nes man labai reikia jūsų palaikymo, reikia vertinimo. Ką su Deividu iš pat pradžio kalbėjom, kad svarbu, kai kažką darai, kad būtų vertinimas, ne? Tai tada supranti, kad kažkas teisingai daroma ir mylėkit sportą taip, kaip mylim mes. Ir sakau, bičiuliai, iki susitikimo kitose laidose. Viso.